Sveiki, mėlyje Kandeliarijos bičiuliai, prenumeratoriai, svečiai, visi, kurie užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Ar jis jūs prisimena? Taigi, 3 pasirinkimo variantai. Pagal kortų malkos nugarėlį išsirinkite, kuris variantas bus jūsų. Ir tada, jūs turite žinoti, apie kurį žmogų jūs galvojate ir kurio prisiminimus norite sužinoti. Na, štai Kandelarija nuskaitys informaciją. Ar jis jūs prisimena? Pirmas variantas, antras variantas, trečias variantas. Rasite po video aprašę laiko žymas, ant kurios paspaudus galima patekti į savo variantą. Kai būna variantai, aš visados dabar pastaruoju metu padarau, automatinį perėjimą. Tiesiog ant jo reikia paspausti ir jūs galite paspaudę iškart patekti į savo variantą, kad nereikėtų ieškoti, kur jūsų variantas prasideda. Taigi, manau, pasirinkote. Ir pradėsime nuo pirmo varianto. Pasižiūrėsime, ar jis jūs prisimena. Ar jis jūs prisimena? Ar jis jūsų ilgisi? Ar gailisi, kad išsiskyrė? Ar nori sugrįžti pas jūs? Ar nori sugrįžti pas jūs? Ar darys pirmus žingsnius? Kokius dabar jis jaučia jums jausmus? Kas vyksta jo asmeniniam gyvenime? Ar jis turi kitą? Perspėjimas kortų jums. Ir patarimas taip pat kortų. Na ir ant dugno, kas čia buvo? Pergyvenimas didžiulis, matot. Vienatvė. Prisiminimai, kažkokie košmarai naktiniai. Na kągi, žiūrime. Kągi papasakos mums kortos. Taigi, ar jis jūs prisimena? Ar jis jūs prisimena? Jūs jau aistringa moteris, kurios jis neteko, bet labai labai nori. Jis tikrai jūs prisimena labai smarkiai, jaučia didžiulę trauką, vyrišką trauką ir galvoja, kogi man trūko iš tikrųjų, kogi man trūko, kad aš išėjau, Gi buvo meilės, viską, kodėl čia, vyko tos skyrybos, galų gale, kodėl mums nepavyko, Jis labai prisimena ir vis galvoja, kogi trūko, kas netenkino jūsų arba jo ir kodėl įvyko, atsiskyrimas tas. Ta netektis, štaip jis labai atsimena jūs.
kaip, tokią ugnies moterį, geidžiamą moterį, savo karalienę, kur visą laiką jis jausdavo jums aistrą, vyrišką aistrą, ir tas prisirpusias vyšnias prisimena. Galvoju, kodėl aš dabar vienišas, kaip kormoranas, kaip sakant, kažkur pajūry. Dideliuose pamąstymuose yra. Taip, ko jis neišmoko, kokią pamoką gavo. Taip, jis, reiškia, prisimena. Dabar pasižiūrėsime, ar jis ilgisi jūsų. Taip, ypač naktimis. Romantika tokia užplūsta. Jisai reiškia, labai didelis ilgesys, nori būti kartu, nori jūs pasirinkti, vesti už rankos kažkur, kaip sakant, vos ne į mišką pasivaikščioti, vos, kaip sakant, nori sumedžioti jūs. Ir jis jūsų ilgisi, jisai prisimena romantinius vakarus, buvimus galbūt gamtoj, arba bent jau norėtų tai būti, norėtų kažkokių, reiškia, pasisėdėjimų, baliukų, ir gamtoje, ir prie stalo, ir taip, jis labai mąsto apie jūs, apie meilę, ir, reiškia, dažnai mąsto apie tai naktimis, neramios jo naktis, ir galvoja, kad, kodėl tas įvyko toksai apsigavimas galbūt netgi, kur čia, reiškia, tas negatyvas, kodėl taip įvyko. Taigi, daug pliusų. Gal jis galvoja, kad jūs kitą turite. Šiaip jis ilgisi labai smarkiai. Labai smarkiai, visko. Tos meilės, koks jisai jautėsi su jumis. Ir čia pasirinkimo klausimai. Viskas įėjo į mėnulį, į kažkokį, reiškia, negatyvą, bet jis jūsų labai ilgisi. Labai čia rimti jausmai su šituo žmogum. Ar jis gailisi, kad jis išskyrė? Ir suprantat, jisai kažkokiam kaip iliuzijose turi kažkokius toks svajonės. Jisai, reiškia, tarsi gynė kažkokią šeimą, arba galvoja, čia šeimos klausimai eina. Yra fantas, kad jūs gal šeimoje kažkokie gynybiniai dalykai įvyko, karjeros, kažkokių įsivaizdavimų. Čia įtakojo treti asmenys. Jis vis dar galvoja, kad turi kažkokių iliuzinių įsivaizdavimų apie šeimą, žinokite. Tarsi renkasi iš daug variantų, su kuom nori būti šeimoj. Ir vis pamąstymuose tokiuose kaip tą viralą, reiškia, su ta lazdele pasimaišyti, suprantat? Daug variantų svarsto. Jisai neatmeta galimybės, kad tu esi viena iš daugelio, sakykime, ir jam reikia daug, reiškia,
palyginti. Su ta taip buvo, su ta taip, tarsi būtų eitų, reiškia, kaip su tavim būtų. Kokį sviralą galėtų, kaip koks tai žynys įsivirt. Ir jis mąsto, kad ir tu renkies, ir jis renkasi. Pas jį yra aistra, pas jūs yra jausmai. Ir kaip, reiškia, jausmus su aistra, reiškia, reikia ypatingų kažkokių gebėjimų, kad pasiekti tą palaimą. Po teisybei jūs suvedė aukščiausios jėgos, kad turėtumėte dar laiko pagalvoti ir jis, reiškia, irgi dar galvoja. Kad dar galbūt yra galimybių. Tai va taip. Ar nori sugrįžti pas jūs? Na, pasižiūrim. Jam, reiškia, atrodo taip, kad jis kaip ir norėtų sugrįžti, jis galvoja apie tai, bet įsivaizduoja, kad jūs kaip raganaitė kokią, reiškia, įsikūrėt savo židinį, apsistatėte, reiškia, durklais, tarsi viskas baigta ir neprisileidžiate, reiškia, nieko į savo ratą ir kad viskas griuvo, reiškia. Kažkokia vyksta kaip karas, šmėklų. Jisai, reiškia, mato tik tais griuvimo perspektyvas, nors norėtų atskuosti, reiškia, atsikovoti, bet įsivaizduoja, kad, viskas baigta, viskas sugriuvo. Jo mintis taip sako, reiškia, kad šansų nebėra, kad jūs jau jo nebeprisileisite. Va taip, reiškia, yra perspektyvų kažkokių. Čia jis kaip ir pasvajoja, kad čia iliuziniai dalykai, aš svajojau, čia kažkaip aukščiausios jėgos dar, čia kaip pamokos gyvenimu. Ir ar nors sugrįžti, jis nemato galimybių. Jį kažkas baido, jam atrodo viskas sugriuvo, bet čia viskas yra jo galvoj. Ar jis darys pirmus žingsnius? Jam atrodo, tu esi per daug, reiškia, kad tu suprantat, jis labiau laukia kaip iš jūsų kažkokios žinutės, kažkokio signalo šviesaus. Ir jam toks įspūdis, kad jūs gal kaip šeimoj būtumėt, suprantat, arba čia įtakoja jo žmona, arba jūs, reiškia, kaip tokia kardų karalienė, turit savo gyvenimą, esate ori, turtinga, laiminga, visko jūsų gyvenime užtenka ir nuo jūsų priklauso, kokius sprendimus jūs priimsite. Ir gali būti, kad ji valdo jo žmona ar jo moteris arba kažkokia moteris, kur, reiškia, jis bijo prarasti tą stabilumą. Čia arba jūs turite daryti žingsnius, arba jie laiko buvusioji. Gali būti, kad jam atrodo, kad jūs irgi, reiškia, turit savo gyvenimą, kaip savo gyvenimų turėtojai būtumėte. Tai jūs, reiškia, jums kaip ir nėra perspektyvų tada. Tai jūs pagal šitą atpažinsite, ar čia jūsų variantas yra.
Jeigu ne jūsų, tai tiesiog, reiškia, ne tą pasirinkimą pasidarėte. Kokius dabar jis jaučia jausmus? Jisai skyrybos tokie jausmai su kardais. Kaip sakant, finkas galanda, renkas peilius. Reiškia, kažką studijuoja kažkokius dokumentus, laiškus, peilį pasiėmė skaito. Ir mąsto apie kokią tai kryptį. Šiaip meilės čia kaip ir nematau, čia daugiau valdo mintis ir krypties pasirinkimas, ką toliau daryti. Reiškia, čia dokumentai, peiliai galandami, ką toliau dar vaikas gali kaip tai įsipainioti, koks tai. Ir ar jis myli, negaliu pasakyti tikrai, kad jis jūs myli. Jo jausmai yra viskas logika, reiškia paremti, apskaičiuojantis. Tai kas vyksta jo asmeniniam gyvenime? Jis labai nelaimingas. Tarsi vieni jausmai pasibaigia, reiškia jo gyvenime kas vyksta. Išsiliejo meilė, buvo meilė, buvo jausmai, pasibaigė. Atšalo kažkas. Jis tarsi indus įsiplovė savo taurės. Viskas, čia išsivalau, čia tašką padedu. Reiškia, nemalonu, skaudu. Bet mes, kaip sakant, nusiprausim ir einam į naują pradžią. Suprantat, kas jo asmeniniam gyvenime? Jis jau tarsi su kažkuom budaršraftą tą geria. Ir pas jį yra, reiškia, greiti judėjimai į naujus santykius, į naują pradžią, į naujas galimybės. Jis, reiškia, pilnas aistros, pameditavo ant kilimėlio, uždegė savo, reiškia, degtuką ir į naują pradžią. Čia nusivyliau, čia nauja pradžia ir aš vėl gyvenu. Kas jo asmeniniam gyvenime vyksta, jis visada, reiškia, turi su kuo pasilinksminti. O taip. Ir labai greitai juda. Ką tik atsakė šitą klausimą, ar jis turi kitą. Tai pasižiūrim. Pasireiškia, viskas, sprendimai tokie yra labai griežti. Jeigu jis nusprendė, kaip toksai karys, logikas, gavo žinią kokią, reiškia, susiekė, kažką sužinojo, miške kokius tai veiksmus atliko, kažką susiekė ir jisai, reiškia, įvertinti situaciją, juda į pergalę. Šiaip gali būti nauja pradžia, arba jis bendrai mėgsta pasilinksminti. Galbūt šiaip čia atsakė šitą klausimą, kas vyksta jo gyvenime, tarsi yra nauja pradžia. Ir jis pasikinkė žirgus ir jau prieš priėmė sprendimą, įvertinęs viską, dėl ko jis kausis. Ir juda link savo numatytų tikslų. Jisai yra toksai daug važinėjant, daug skraidant žmogus. Ir dabar jisai, reiškia, pergalę juda. Baigė savo, reiškia, užduotis atlikti. Įdomu, jisai kažką daro. Naują projektą, kažkokį pinigus uždirbinėjo. Dar ne visiškai persikėlė per upę, reiškia, plaustų. Bet jau jisai turi kažkokių planų. Šventės, jam šventės. Šventės, linksmybės, vienu žodžiu, taurių kolekcija, daug moterų galbūt. Gal jis vienoje vietoje neapsistoja. Ir vienu žodžiu, toksai vyras, kur
į pergalę jų. Jis kažkokį sprendimą priėmė atvažiuot, bet čia reiškia pas ką ar pas jūs, dar sunku pasakyti yra, reiškia, aš vis tiek laimėsiu, pas jį toks sprendimas yra. Aš vis tiek turėsiu pergalę. Tai va taip, ar jis turi kitą, pas jį yra kažkokių santykių, gali būti santykių, kažkokių veiksmų, bet aš vis tiek laimėsiu. Aš priėmiau sprendimą, aš kausiuos ir aš laimėsiu. Bet ką jis nori, reiškia, laimėti, dar yra sunku pasakyti. Vis dėlto, ką jis čia nori laimėti. Dabar aš vienišas esu. Kaip kalėdų senelis, reiškia. Bet jis juda į kažkokią pergalę. Taip. Ar į kelionę, kažkokią fortūną. Jis, reiškia, numatė strategiją, ką jis padarys ir kokią, reiškia, fortūną pasiims. Toks smagus. Įdomu. Perspėjims kortų. Pasižiūrim perspėjimą kortų. Perspėjims yra, reiškia, čia širdies sužeidimas. Labai pasvarstyk. Liepia labai jums pasvarstyti prieš pasirenkant. Du. Labai pasvarstyk. Dėl širdies skausmo ar verta tau gedėti, nusiminti, reiškia, liūdėti. Tipo, išleidai, pamojavai rankelę ir važiuok skaterti darogą, kaip sakant. Varlės šokinėja link ratų. O jis tegu, reiškia, suka galvą. Tegu jis svarsto, ko jisai nori. O tu jį paleidai. Maždaug taip, nėra čia ko, reiškia, kaip gulbei būti visą gyvenimą ištikimai jam. Pamojuok rankelę, o jis tegu svarsto. Nedaryk tų pačių klaidų, sako, reiškia, perspėjims. O patarimas, perspėjims. Jeigu, reiškia, ant 2 kėdžių norėsi vienu sykiu užsėdėti, bus širdis sužeista. Turi irgi, reiškia, pasirinkimą padaryti. O patarimas yra vaikas ir magas. Ragana. Viskas juda lėtai. Lėtai juda. Kaip kažkokie mokykis magijos. Mokykis magijos. Viskas lėtai juda. Visi žingsniai, reiškia, vyksta lėtai. Vyksta kokios tai gyvenimo pamokos. Bet tu, reiškia, esi savo gyvenim kūrėja. Ką norėsi, tą savo puodą įdėsi. Kokius nori, reiškia, ingredientus, tu gali sudėti savo puodą. Nebūtina dalyvauti, kur visi vienu sykiu, reiškia, verda puodė. Tu gali viena pati, reiškia, įsivirt savo, viralą, sakykime, susikurt savo gyvenimą. Laikas, reiškia, pereiti iš tokių vaikiškų kažkokių, reiškia, rungtynių į savo pergalę, į savo gyvenimą, savo jėgas priimti. Tu turėsi, ką tu nori. Patarimas. Tau tik reikia panorėti. Net vaiko klausimais, jeigu ten yra rungtynės, tu laimėsi grumtynės kažkokios.
Viskas gyvenime išmokstama palaipsniui. Tai štai taip apie jį ir jūs. Na kągi, tai buvo pirmas variantas. Pereisime prie antro. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia, reiškia, pirmam variante didelių kažkokių perspektyvų nėra. Jis mano, kad reiškia, kad viskas sugriuvo, bet jeigu tu duosi signalus, tai jis gali, reiškia, apsvarstęs, kokios tai pergalės siekti, strategiją priėmė savo naudai. Tai vat jūs turėkite tai omeny. Dabar antras variantas. Kas pasirinko šitas kortas, pasižiūrėsime, ar šitas žmogus jūs prisimena. Aš niekada nepagražinu. Taip, kaip kortos kalba, taip ir jums ir pasakoju. Tai va. Ar jis jūs prisimena? Ar ilgisi jūsų? Ar gailėsi, kad išsiskyrė? Ar nori sugrįžti? Ar darys pirmas žingsnius? Kokius dabar jis jaučia jums jausmus? Kas vyksta jo asmeniniam gyvenime? Ar jis turi kitą? Kita va čia bus. Perspėjams kortų dėl šito žmogaus. Ir patarimas jums dėl šito žmogaus. Nu gerai, pasižiūrime. Ar jis jūs prisimena? Nu, jis pyksta ant jūsų. Aš likau toks vargšas, be pinigų, be nieko, toks nuskriaustas. Koks aš kvailys. Ir iš viso, jeigu ir galvoja apie jūs, tai labai iš negatyvios pusės. Tegu svajoja, reiškia, nieko iš manęs negaus. Aš esu griežtas vyras, vienu žodžiu, aš priėmiau sprendimą ir, reiškia, karalius neturi jokių iliuzijų, reiškia, daugiau iš negatyvios pusės apie jūs. Šalti jausmai. Ar jis ilgisi? Vėl su kardais. Ar jis ilgisi jūsų? Jis reiškia, nu, toks kaip tipo rožinis zuikutis su kardu. Tegu negalvoja, kad aš kvailys. Nu, čia didėja arkanai šį. Čia reiškia, šneka apie tai, kad jis norėjo iš tikrųjų naujos pradžios su jumis, pergalės, tačiau kažkokie įvyko, reiškia, galbūt net meilės reikaluose nesutarimai, pasibadimai. Jis taip nori, jūs taip norite. Ir jisai prisimena, reiškia, tai jam buvo skaudžiausia. Ką jisai norėjo, jis galbūt netgi norėtų naujos pradžios, kokios tai apnulinti kažką negatyvaus, reiškia, bet jam vis tiek tokie eina negatyvus dalykai, už tai jis ant jūsų pyksta. Nu, galvoju, kvailė, aš tiek daug norėjau jai duoti, a jinai tokia kvailė. Vat šitai. Ką jai gaila,
žodžiu, taip kaip aš noriu. Nu, vat, štai taip su juo. Ar gailisi, kad išsiskyrė, pasižiūrim. Nenori, nereikia. Reiškia, čia buvo daug, kaip trikampiai galėjo eiti daug tokių dalykų. Ką, jinai įsivaizduoja, kad aš ją vesiu, reiškia, arba vis, jinai linksminsis, o aš jau čia, kaip sakant, ją link altoriaus vesiu, arba gyvensiu, kai jinai linksminas, jeigu buvote susituokę. Na jau ne. Vienu žodžiu. Tegu nesveiksta, kad, supranti, aš tiek turiu, iš ko galų gale pasirinkti merginų, kurias galėčiau nusivest prie altoriaus. Ne, jisai pyksta ant jūsų. Dalgi pasiems, kai mirtis. Ar nori sugrįžti pas jūs? Aš imperatorius. Nu čia eina, žinokit, taip. Aš imperatorius. Imperatorius žmona ir mylimoji. Jis nori turėti dvi moteris, šitas žmogus. Žmona ir mylimąją. Ar nori sugrįžti? Arba gali būti dar toks variantas, kad jeigu aš rinksiuos, tai aš rinksiuos žmonas, čia kažkas tą, kurią mylėsiu. Mylimąją, tik žmonas galiu imti. Bet neatmetamas, reiškia, variantas yra, kad jis turi žmoną. Ir nori mylimosios. Gali būti dar toks variantas, kad jūs galit būti tik mylimoji, nes jūs irgi turit vyrą. Eina, reiškia, treti asmenys. Ar nori sugrįžti pas jūs? Jeigu bus meilė, labai rimta meilė, arba jūs esat jo žmona, yra tikimybės, kad jis kaip imperatorius gali grįžti. Žiūrint, kokie jūsų santykiai buvo. Pas jūs įvyko kažkas labai, bjauraus. Pykčiai kokie tai. Aš šitų dėjimų neišplėsiu dėl to, kad tai yra bendras skaitimas. Visados galima, reiškia, individualiai išnagrinėti, reiškia, plačiau konkretų žmogų, konkrečiai su jumis, reiškia, koks jo santykis. Pas jį yra, reiškia, šiaip jis turi labai didelius tvirtus apsisprendimus, labai oriai jaučiasi. Vis dėlto noris pasižiūrėti. Kaip ten bebūtų, ar jis nori grįžti pas jį. Aš pavargau, reiškia. Man yra per sunku. Reiškia, jam yra per sunku kažkokią situaciją. Tarsi tarp dviejų moterų jis būtų. Suprantat? Yra kažkas dar, kas trukdo. Štai taip. Ir jam yra per sunku. Ar darys pirmus žingsnius? Pasižiūrim. Aš nenoriu. Viskas baigta. Skyrybos. Aš atsiginu. Ką? Ateisiu su gėlėm, jinai man vėl reiškia, kaip prieš, kaip dėsi, vėl gausiu smūgį paširdžius. Viskas baigta. Skyrybos. Nedarys pirmas žingsnis. Nes čia 10 kartų, tai yra pabaiga. Aš laimėjau. Ką man grįžti? Tai va. Kokius dabar jis jaučia jums jausmus? Apie kažką, ką reiškia, jisai tarsi buvo, jūs rungėtės, reiškia. Jūs išdidi, mylint moteris, o jis kaip mano pusėj fortūna.
Aš kaip norėsiu, taip reguliuosiu, maždaug taip. Kaip aš norėsiu, taip važiuosiu, kaip aš norėsiu, taip reguliuosiu. O tu, jeigu nori, ir būk tokia, reiškia, neprieinama, nepasiekiama, išdidi, mylinti. Aš žiūrėsiu savo reikalų, savo sėkmės. Va tokia kaip konfrontacija. Tokie jausmai. Kas vyksta jo asmeniniam gyvenime? Nagi, pažiūrim. Velnias iškrito jo asmeniniam gyvenime. Pinigai, šeima, protėviai, palikimas, prisirišęs prie šeimos. Ir jam palikt, pavyzdžiui, šeimą yra labai, kaip. Kur jis labai prisirišęs prie pinigų, jis greičiau, reiškia, paliks meilę, yra tarsi priešprieša. Stabilumas, šeima, giminė ir jausmai. Tai, taip, trūksta man kažko, bet negi aš dabar paliksiu šeimą, nors šeimoj pats velnias, kaip sakant, smala verda. Jis nori kažkokio prisikėlimų, protėviai išeina 2 kartus. Aiškumo, priimti sprendimus ir tada judėti. Jis turi apsispręsti, bet jis kažką žada daryti, bet iš esmės yra dideli ryšiai su šeima. Ar jis turi kitą? Jisai, reiškia, sėdė, galbūt jam yra pasiūlymų šitam žmogui. Svajoja apie meilę, bet jam atrodo, kad visos moteris vienodos. Kartosis tas pats ir tas pats. Jis jau labai daug turi prizų, pergalių savo gyvenime susirinkęs. Jisai, reiškia, taip, jis neturi kitos, bet ir turėjęs kažkada daug pergalių. Ir jis dabar pasvarstymuose bendrai yra, kaip jam elgtis, ar jam yra svarbu, reiškia, meilė, kaip jam pavyktų prisitaikyti kažkur kitur, kokia jo sėkmė būtų, jis kažko laukia. Savo pergalių laukia. Nelabai turi, jis galbūt žmoną turi, suprantat, jūs esat kita. Gali taip būti. Jam viskas ir nusibodė, jisai nesirenka rimtai. Tai, man rodos, čia buvo žmona. Arba jeigu ne žmona, čia yra treti asmenys. Jisai, reiškia, čia gali būti variantai, kad jų žmona, reiškia, ir mylimoji yra, bet pas jį yra pasvarstymai dėl pergalės. Jis kaip ir nieko konkrečiai dar nenusprendė, reiškia, kas liečia pasirinkimą galutinį. Ant jūsų supyko, išėjau, nėra galimybių, bet galutinį sprendimą jis palieka kažkokį tai tokį. Gerai, ką nori perspėti jūs, ką nori pasakyti. Laikyk balansą, pusiausvyrą, būk tokia šalta, griežta moteris. Pasirinkimuose mąstyk blaiviai ir laikyk balansą. Laikas viską išgydo. Ir čia dabar, reiškia, perspėjimas. Neskubėk. Viską prieš nukirsdama ir įsiskirsdama, reiškia, gerai pasvarstyk. Laikas gina. Svarbiausia, reiškia, nesiblaškyti yra, įdomu čia.
perspėjimas. Čia ligota būsena kaip laukimas toksai. Mintis. Kautis. Sunki našta. Su vaiku. Sunku. Neskubėk. Čia perspėjimas yra įdomus vis dėlto. Jūs žvalgotės į pasaulį, norit priimti sprendimą, pilstot kažkam. Tas ir kaip perspėjimas. Norit priimti sprendimą. Neskubėk. Palauk. Nors ir labai būtų sunkus metas, dėl ateities kažką reikia išlaukti. Šneka, o patarimas jums. Jūsų laukia kažkokia pergalė. Šansai. Pasižiūrėk į horizontą, sociume, rinkdamasi. Lyg skrist kažkur žadat. Kelionę kažkokią. Pasižiūrėk, reiškia, kur tu gali nuvykti, nuskristi. Ten tavęs lauk šansai. Meilė, aistra. Vienu žodžiu, patarims taip yra, tau šansai tau neprapuls. Tu esi moteris, lazdų karalienė, tokia raganaitė, kuri kaip norės taip ir bus, savo šansus paims. Reiškia, neskubėk priimti kažkokius nukirtimo veiksmus. Aha, tu taip, reiškia, karalis, reiškia. Ir aš taip pačiai. Nesielg taip, kaip jis elgis. Perspėjimas. Kągi, tai buvo antras variantas. Čia santykiai pas jūs yra, kaip sakant, labai tokie aštrus. Bet jums bet kokiu atveju bus šansai duodami. Meiliai, džiaugsmui, karjerai. Netgi, suartėjimui, sakykime. Bet čia horizonte tarsi pasirinkti turėsi. Bus galimybių. Taip, ir pereinam prie trečio varianto. Taip, kas pasirinko šitas kortas. Trečias variantas. Pasižiūrėsim, ar jis jūs prisimena. Tiems, kas pasirinko šitas kortas. Tai, ar jis jūs prisimena? Ar ilgisi jūsų? Ar gailisi, kad išsiskyrė? Ar nori sugrįžti pas jūs? Ar darys pirmus žingsnius? Kokius dabar jis jaučia jausmus jums? Kas vyksta jo asmeniniam gyvenime? Ar jis turi kitą? Perspėjimas kortų. Dėl šio žmogaus. Patarimas jums dėl šio žmogaus. Kągi, žiūrim. Ar jis jūs prisimena? Jis kažkokį, reiškia, kažkaip tai mąsto. Jis prisimena jūs, žinokit, tikrai. Romantika, jausmus, kas buvo gerai, kas buvo blogai, skupumą kažkokį, piniginį stabilumą.
kažką tokio, ko trūko. Jums gal finansinis gerbūvių. Susitikimus netgi gal. Arba planavot. Jis prisimena, kas netenkino, ko buvo per mažai, ko jis norėjo, kaip jis skubėjo, kaip jūs jį traukėte. Jūs norėt vėl atgal, nežiūrint, kad yra. Jis sėdi kažkokiam tokiam ant savo kapeikų, kaip sakant, masto, kiek visko buvo daug ir ko pritrūko ir kaip jisai, reiškia, beveik norėt sugrįžti. Gerai, pažiūrėsim toliau, ką šnekės. Ar jis ilgisi jūsų? Jam labai užgauta yra širdis. Jisai jo. Jūs kaip žmona jam einat kaip imperatorių, kurios gal jisai negavo, tiesiog nepasiekė. Arba jūs kaip žmona, jis labai ilgisi jūsų. Laimės valandėlių, netgi kur jūs kovėtės, pykotės. Visko ilgisi. Jam labai skaud širdį. Dėl. Jūs likot jam kažkokią palaimos tokią perspektyvą. Jam labai skauda širdį dėl jūsų. Ilgisi. Gal jūs jam sužeidėt širdį, arba jisai galvoja, kad jums gali... Vienu žodžiu, iš vienos pusės eina, kokie mes laimingi buvom ir kaip viskas pasisuko. Jis mato jūs labai aukštam statuse, žmonos statuse. Laimės akimirks ir skaudžias akimirks. Labai ilgisi jūsų, tikrai. Tikrai. Ar gailis, kad jis įskyrė, pasižiūrim, ar gailis. Laikas viską gydo. Jisai pasinėrė į darbą, pinigus uždirbinėja. Čia nėra, kad būtų gailestis, ar gailis, kad jis įskyrė. Jis dirba. Tik pasvarsto. Gal dabar ir geriau? Taip įdomiai. Gal dabar ir geriau? Ar nori sugrįžti pas jūs? Nori naujos pradžios. Bet suprantat, kaip yra. Jis galvoja, vėl po kurio laiko mes vėl, reiškia, susipyksim, sugriausim. Suprantat, kad labai sunku jam yra. Jis norėtų per naują statyti, bet tai užtruks kažkokį ilgą procesą. Kažkas yra tokio, kaip sugriuvę, atstatyti sudėtinga, karai, dar kažkas, ilgą laiką kažkoks karas vyksta. Jis galvoja, kad jam gali nepavykti, kad jam sugriūs. Jisai norėtų. Bet čia dar finansai kažkaip įeina. Man nusibodo. Reiškia, jam nusibosta kažkaip ir viskas sugriūna. Jis kaip ir norėtų, bet jam kažkaip tai nusibosta. Gerai. Bet čia daugiau vain finansiniai pagrindai. Ar darys pirmus žingsnius? Taip. Jam reikia nuspręsti. Vėl finansai.
pasvarstyti, reiškia, prieš pasirenkant. Jis nori padaryti pasirinkimą teisingą. Ar vėl jūsų gyvenimas nesušals. Jam kažkaip vis atrodo finansai trukdo. Dvasingumo kažkoks nebuvimas. Jis taip, kaip ir myli jūs, bet tos skyrybos kažkaip tai, ar skirtis, jis dar nėra apsisprendęs iš viso, ar galutinai jau jūs čia išsiskyrėte, gal jau ir išsiskyrėt, ar dar įmanoma, reiškia, vėl sugrįžti, pasirinkti. Per vidurį eina teisingumas, kaip pasiklostė iš mėgos. Ar bus meilė, ar bus tik žema. Ir pas jį yra svarstymai, jis nori pasirinkti jūs, bet bijo suklysti. Ir šis, ką žmonės pasakys. Plius dar yra kažkas su pinigais. Su jausmais. Ar tos snieguolis pražys, ar tas sniegas ištirps. Ar bus, pasirinkimas iš jūsų bus, iš vis galvo, ar tai būtų teisinga. Kaip ir skyrybos jau įvyko. Taip. Gali daryti, bet jis yra, reiškia, 50-50, 50 ant 50. Gali daryti žingsnius. Koks jaučia jausmus, mes pasižiūrim. Visur eina finansiniai dalykai. Materialus žmogus juda lėtai, duoda, reiškia, viską apsvarstęs, kaip vaikai būtų kokie tai. Ką aš jai galiu duoti? Logika tokia, ką aš galiu jų duoti? Gal jūs turite vaikų? Vaikams aš duosiu, kiek priklauso. Kaip buvęs vyras jaučiasi jisai. Kas vyksta jų asmeniniam gyvenime? Mama, žmona, jisai galvoja, kad jam iš viso, reiškia, su moterim yra labai sunki našta. Jisai iš esmės, jam ir per sunku, reiškia, jis mato moteris, kad jinai turi būti labai aprūpinta ir kad tai yra sunku jo protstai. Gali būti moteris, bet su ją irgi sunku. Kažkokia moteris, mama, žmona, sesuo. Ir jis mąsto, gal reikia atkirsti. Praktiškai, kaip ir nebereik man žmonų ar ten kažko. Bet, reiškas asmeniniam jo gyvenime. Yra tokia tikimybė, kad jis galbūt ir mąsto. Reiškia, jeigu aš žmona. Ar verta man dar žmoną turėti, ar ne? Susigrąžinti žmoną. Bet kaip tai ir sunku. Kiek pareigų vienu žodžiu. Kaip reik pinigus uždirbti, kokia tai ir našta. Toks, reiškia, mąstymas žmogaus. Net jeigu turi, jam ir sunku. Jeigu neturi, kaip galbūt ir galvoja apie tai, bet kaip tai yra sunku, vėl, reiškia, sprendimus jam reikia tiesiog priimti. Sprendimų toksai būdas. Jam labai sunku iš visų moterim yra. Čia, reiškia, jo asmeniniam gyvenimui daugiausiai ir finansai. Rūpi finansai. Ir dabar apie kitą dabar aiškiai pamatysim. Kažkokie iliuziniai dalykai. Žvaigždė. Jisai svajoja. Galbūt kažką tai iš praeities susigrąžinti. Kažkoks variantas padebesiuos.
svajoja. Tik tais per atstumą gali bendrauti su buvusia, su jomis ar su dar kažkuom, su mergaitėm, mokyklos draugėms, studijų draugėms. Bendrai per internetą. Nu, kaip ir nėra šalia arti. Čia kažkas jo gyvenime, kaip skyrybos kokios tai. Atkirst, neatkirst, sunku, nesunku. Nu, vienu žodžiu. Toksai materialus logikas. Pinigai kaip ir pirmoje vietoje. Perspėjams kortų. Fortuns ratas. 5 kardų skyrybos ir pasitraukimas. Geriausia, reiškia, čia perspėja apie skyrybas. Apie skyrybas. Kad skyrybos geriausias variantas, eint kaip perspėjimas. Kad pasiseks sėkmingai pasitraukti, išlošti. Čia yra daug dalykų, kaip perspėjimas. 5 musės vieną uodą pjauna. 5 vilkai vieną uodą pjauna. Skyrybiniai procesai, kovos kažkokie. Dėl sėkmės kovos. Dėl sėkmės kovoti neverta. Dėl pinigų, dėl kažko pasitraukti. Perspėjams toks. Pasitrauk iš kovos. Čia beveik kaip patarimas. Čia ir pinigai, finansai eina. Gerai, pažiūrim patarimą. Tau bus duodam šansas į pergalę pajudėti, laimėti, išvažiuoti, pakeisti gyvenam vietą. Yra galimybių, tau yra duodams galimybės. Neliūdėk. Nemanyk, kad nėra šansų tau gyvenime. Tavęs laukia dar pergalė. Šansas tau bus duodams. Visada tikėk savim, savo, reiškia, pergalę, nėra ko nusiminti. Dėl šitų santykių, reiškia, kad kiti irgi tokie bus. Iš esmės, dėl šito žmogaus irgi šneka, kadangi mes šitos santykius nagrinėjom, kad dar šansai kažkokie yra, bet tu kažkaip jų nematai. O čia perspėjimas, skyrybos, galbūt ne pats geriausias variantas. Čia dar tokie įdomus dalykai, kažkodėl prieštaringi, nes perspėja. Įsiskirti, pasiimti kažkokią dalį ir pasitraukti, kaip perspėjams eina. Nu, ką čia noriu pasakyti? Tai būtų jau viskas pabaiga. Jau finalas. Pribaigtų visiškai. O čia, reiškia, patarims yra, kad dar yra šansai, kurių tu nematai. Dėl vaikų, dėl judėjimo lėtų kažkokių. Dėl kažkokių mažų galimybių yra. Tau tiesiog reikia atstovėti savo poziciją. Nu, kažkas va tokio, žinokite, būtum. Tai buvo 3 variantas. Su jumis buvo Kandelarija, linkiu sėkmės. Čia daug nepamačiau romantikos, tiesą pasakius, ne vienam variante. Gal kažkuriam ir buvo. Bet variantai yra tokie, kad tiek antram, tiek trečiam, man rodos, yra duodami tam tikri šansai. Tik juos reikia pamatyti su tuo pačiu žmogum. Tai patarimai. Galimi šansai.
Nenusimink. Bet kuriuo atveju, jeigu ne su šito žmogum, tai ir su jūsų gyvenimas, kaip sakant, nepasibaigia, jums bus duodam šansai. Bet su šito žmogum irgi dar yra duodam šansą, jeigu jūs norėsit. Nors jūs jau kaip ir nebetikit. Tai gerai, linkiu sėkmės. Laukiu grįžtamojo ryšio. Iki sekančių susitikimų. O, kokios lyčios. Laukiu grįžtamojo ryšio, mielosios ir mėlėjai.